stebėtojų lyga. Nyčė superžmogau. Friedricho Nyčės 1844–1900. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Surdirgino mano vaizduotę savo revoliucionieriškomis idėjomis, kai pirmą kartą perskaičiau knygą būdamas jauno amžiaus. Valios galėjo amžino pasikartojimo ir visų vertybių perkainojimo koncepcijos pakeitė mano požiūrį į viską. Bet Nyčės žavingiausia, labiausiai intriguojanti ir labiausiai varginanti koncepcija buvo antžmogis. Ubermens asmuo gebantis atlikti žygdarbius nesuvokiamus paprastam ir tingajam. Zaratustra ne superpiktadarys, bet tiesioginis Nyčės pranašiškas oratorius knygoje apibūdina antžmogį herojiškomis, jeigu ne superherojiškomis sąlygomis. Aš mokau jums antžmogį. Žmogų reikia įveikti. Ką jūs padarėte, kad jį įveiktumėte? Antžmogis yra pasaulio prasmė. Štai aš esu žaibo šauklys ir debesų rūstybė, bet šį žaibą vadinu antžmogiu. Perskaitę štai taip Zaratustra kalbėjo. Aš norėjau būti antžmogiu. Taip kaip ankstesniais metais norėjau būti žmogumi voru, bet iškilo svari problema. Zaratustra tiesiogiai nepaaiškina, kas yra antžmogis, net nebandoma apibūdinti, kaip antžmogis atrodo. Kai kurie šiuolaikiniai komentatoriai mano, kad terminas reiškia didžius istorijos veikėjus, kuriais Nyčė žavėjosi, pavyzdžiui, Napoleonas. Kiti mato antžmogį kaip bet ką, kas įveikia tai, ką Nyčė vadino kaltės ir apmaudo vergų morale. Nors Alanas Mūras nėra nyčininkas, nėra abejonių, kad jis buvo susipažinęs su filosofo darbu. Jo įtaka jaučiama visame stebėtojų lygos komikse. Todėl ir siūlau remti šią grafinę novelę, kad pademonstruočiau savo antžmogio interpretaciją. Aš maždaug numarinau savo norą tapti superžmogumi, bet jūs patys turėsite nuspręsti, ar verta siekti tokių aukštų tikslų. Dievas miręs ir jis amerikietis. Nyčės filosofija kyla iš jo garsaus teiginio, kad Dievas yra miręs. Savaime suprantama, Nyčė neturėjo to omenyje tiesiogiai, kad buvo Dievas ir dabar jo nėra. Turime galvoje tai, kad mirė tikėjimo galia, kuri palaikė tikėjimo klimatą. Mokslui paaiškinant vis daugiau ir daugiau fizinio pasaulio, ypač skaitant gyvenimo prigimtį ir vystymasi, Dievui lieka vis mažiau ir mažiau vietos. Mokslas galbūt palieka vietos beasmeniam agentui po visatos atsiradimo, bet asmeniško rūpestingo Dievo, kuris dalyvauja žmonijos reikaluose, idėja tiesiog daugiau nėra tokia patraukli kaip anksčiau. Dievo mirtis palieka tuštumą moralės ir vertybių realybėse. Mes daugiau neturime objektyvios moralės, vertės ar tvarkos ir priežasties pasaulyje. Rorschachas gali papasakoti mums, koks bauginantis šis prospektas. Pažvelgiau į dangų per dūmus, persunktus žmogiškais riebalais, bet Dievo ten nebuvo. Šilta dusinanti tamsa tęsiasi amžinybę. Ir mes esame vieni, gyvename savo gyvenimus neturėdami geresnio pasirinkimo. Sugalvosime priežastį vėliau. Gimę iš nieko auginame vaikus pagal savo požiūrį, mirštame niekie. Tik tiek. Egzistencija yra atsitiktinė, neturinti jokio paterno nepaisant mūsų vaizduotės. Kai spoksome ją per ilgai, jokios prasmės išskyrus tą, kurią primetame. Nuosaikus pasaulis nėra įtakojamas neaiškių metafizinių jėgų. Ne Dievas žudo vaikus, ne likimas, kuris juos paskerdžia, ar fatumas, kuris juos sušeria šunims. Tai mes, tik mes. Šis požiūris, kad gyvenimas yra iš esmės beprasmiškas, vadinamas nihilizmu, ir troškimas rasti priešnuodį nihilizmui, be grįžimo prie objektyvios moralės konformistiškos saviapgaulės, motyvavo Nyčės filosofiją. Jo antžmogio koncepcija turi būti suprasta kaip šio viso projekto dalis. Tuo pačiu laiku dialogas tarp tokių naivaus, juodai baltos moralės charakterių kaip naktinis pelėdžius ir tokių ciniško nihilizmo charakterių kaip komediantas pasako daug ką apie stebėtojų lygos potekstę. Hubertai Ubermens. Taigi mes turime pirmą eskizą apie tai, ką reiškia būti antžmogiu, be baimės žvelgti į beprasmybės bedugnę, ir prisipažinkime, kiek iš mūsų gali iš tikro tai padaryti. Kai kurie iš mūsų užsimerkia ir užsidengia ausis viskam, kas pastoja kelią mūsų įsitikinimams. Kiti pripažįsta, kad tikėjimas Dievu nėra racionaliai pateisinamas, bet nepaisant to lieka įsikibę pusžaliu tikėjimo, be jokios kitos priežasties, išskyrus tos, kad jiems tai atneša malonumo. Visgi kiti atsisako savo tikėjimo Dievu, bet išlaiko Dievo formos vietą savo makaulėse, kurią jie užpildo lygiagrečiai nepateisinamų įsitikinimų kitų objektyvios moralės pamatų, kaip sekuliarus humanizmas. Kontrastingai antžmogis ne tik pasipriešina moraliniai tuštumai visą jėgą, jis iš tiesų ją tvirtina. Taigi antžmogis yra kaip komediantas, amoralus be moralės besidžiaugiantis savo paties pačiais destruktyviausiais ir antisocialiausiais impulsais. Nebent šis nesusipratimas yra pakankamai natūralus, kai Nyčė sulygina savo idealą su tokiais, kaip Cezarė Burgė. Nyčė matė antžmoginę nihilizmo apoteozėje, bet labiau nihilizmo kitoje pusėje. Pamastykite apie Zaratustros parabolę 3 metamorfozės, kurioje dvasia pirma tampa kupranugariu, tuomet liūtu ir pagaliau vaiko. Kupranugaris reprezentuoja lygmenį, kuriame priimamos vertybės rimtai ir tvirtai už jų stovimą. Liūtas reprezentuoja nihilistą, kuris atmeta ir maištauja prieš vertybės, kurias anksčiau laikė brangiomis, bet liūtas yra tik žingsnis nuo vaiko, kuris kuria naujas vertybės. Naujų vertybių kūryba yra šios progresijos pabaiga ir tikslas.
Taigi antžmogis yra naujų vertybių kūrėjas, bet ką tai reiškia? Dėl mūsų tikslų čia vertybės gali reikšti moralinės taisyklės niekada nežudyk, taipogi veiksmus ir kokybės, laikomus turinčius vertę. Šią antrą prasme tuomet sąžiningumas ir lojalumas gali būti vertybėmis, abu yra pavyzdžiai, kuriuos pats Nyčė cituoja. Šios rūšies vertybės gali būti sąlyginai vadinamos dorybėmis, bet mes galime laikyti vertybėmis ir kitus dalykus, ne tik dorybės, galime vertinti laisvę ir komfortą. Pavyzdžiui, argumentacijoje Marcel Auré turi perkalbėti Džoną, kad žmogiškoje gyvybė turi vertę, kas yra svarbi Nyčės tematika. Taigi vertybių kūrimas galėtų reikšti žmogaus elgesio taisyklių kūrybą ar laikyti tam tikrus dalykus, kuriuos verta populiarinti ir saugoti. Iš šių Nyčė buvo susirūpinęs labiausiai pastaruoju. Be abejonės jis atmetė moralę tą formą, kad to negalima daryti, kaip skurdinančią ir gyvenimą neigiančią. Vietoj to jis tikėjosi, kad senojo dievo mirtis gali palikti vietos teigiamoms vertybėms, naujiems būdams, kurie padaro gyvenimą vertą gyventi. Kaip traktuoti šį dalyką? Mes negalime žvelgti į savo egzistuojančių vertybių prigimtį, ieškodami pagalbos, nes jos buvo sukurtos religinėme arba kitaip metafizinėme kontekste. Mes nenorime paprasčiausiai atkartoti praeities klaidų, sukurdami naujas įstatymų lentas, kurių pagrindai yra nemažiau patikimi negu tų, kurie yra netoli žlugimo proceso. Norint įveikti nihilizmą, mes turime sukurti vertybės be pagrindų, vertybės, kurios yra laisvai pasirinktos iš vidaus, vietoj to, kad būtų prievartos būdu įteiktos iš išorės. Kaip teigia Rorschachas, mes privalome įrašyti savo pačių dizainą šiame moraliai tuščiame pasaulyje. Žinoma, mes negalime paprasčiausiai pateikti vertybės arbitraliai. Aš negaliu staigiai toleruoti tokių vertybių kaip mikčiojimas ar smurtas prieš gyvūnus. Vietoj to vertybės, kurias mes kūrėme, turi būti patrauklios, jeigu ne kitiems, tai bent jau patiems savo. Nyčė akivaizdžiai manė, kad mes kūrėme vertybės kurdami save. Ir kurti save Nyčė manė tai daug daugiau negu tiesiog vardo pasirinkimas ir sąjunginė ikona. Kaip kiekvienas iš mūro superherojų charakterių darė, vietoj to Nyčė skelbė pasišventimą tam tikram gyvenimo būdui. Be abejo, sveikas protas sako, kad egzistuoja sąryšis tarp vertybių kūrybos ir savęs kūrybos. Jeigu mes žvelgiame į vertybę integraliai ir su įsitikinimu, vietoj to, kad vien tik apie ją kalbėtume, tuomet mes turime gyventi ją. Mes privalome ją leisti paliesti mūsų gyvenimus taip, kad sujungtume ją su mūsų mintimis, veiksmais ir požiūriais. Nyčės metodas. Deja, Nyčė neturėjo žingsnis po žingsnio gido. Kaip kurti save, jeigu tai būtų, jis būtų galėjęs paleisti jį į rinką, kaip Ozimandijas padarė su veikto metodu, bet Nyčė pateikė mums kelias pastabas. Antžmogio tema Zarato strategija. Aš dėsčiau jiems viską apie savęs kūrybą ir tobulinimą, dailinimą ir pernešimą kartu į vieną, kas žmoguje yra fragmentiška ir slapta ir tarsi baisi nelaimė. Tai iššaukia pasažą iš Nyčės ankstesnės knygos Linksmasis mokslas, kurioje jis kalbėjo apie stiliaus suteikimą. Vienas daiktas yra reikalingas – stiliaus suteikimas savo charakteriui. Didis ir retas menas, jis yra praktikuojamas tų, kurie mato savo pačių natūros stiprybės ir silpnybės, ir tuomet interpretuoja juos kaip artistinį planą tol, kol viskas atrodo kaip menas ir priežastis, ir netgi silpnybė daro įspūdį, kai čia milžiniška antrosios natūros masė buvo pridėta, čia originalios natūros dalis buvo pašalinta, abu dėl ilgos praktikos ir dieninio darbo. Galų gale, kai darbas baigtas, tampa akivaizdu, kaip vieno skonio nuoširdumas įtakojo ir formavo viską, didelį ir mažą. Ar šis skonis buvo geras ar blogas, mažiau svarbu negu vienas tik, jeigu tai tik būtų vienas skonis šauktukas. Jeigu mums bus leista sugretinti šiuos pasažus kartu, skamba taip, kad antžmogis yra tas, kuris apsiėmė save kaip projektą ir treniravo savo protą ir kūną kaip vieną harmoningą ir integruotą vienetą. Kitur Nyčė kalbėjo apie dominuojančią mintį ir vyraujančią idėją, motyvuojančią kūrėją, kuri rezonuoja artimai su vienu skoniu, minėtų anksčiau. Jeigu mes suprantame vyraujančią idėją kaip tą, kuri valdo vieno charakterio rekonstrukciją, ir mes identifikuojame ją su vertybe ar vertybėmis, kurias vienas sukuria, tuomet antžmogis yra asmuo, kuris kuria vertybę organizuodamas savo charakterį koherentiškų būdų aplink šią vertybę, padarydami ją formuojančių principų jo ir jos gyvenime. Taigi ar Nyčė galvoje turėjo kažką kaip Rorschachas, be draugų ir pomėgių vienmintiškai persekiojančių savo tikslą, nepaisant nieko kitko? Nemanau. Nyčės idealas buvo tas, kuris turėjo visas galingas, akivaizdžiai prieštaringas dovanas ir jausmus, bet tokiu būdu, kad jie ėjo išvien kaip dvi kojos. Tai yra, jis turėjo omenyje asmenį su talentu ir pomėgių pluralizmu, bet kuris juos kontroliavo. Tam, kad asmuo galėtų sufokusuoti savo laiką ir energiją konkrečia kryptimi, vietoj to, kad būtų traukiamas į visas kryptis. Nyčė akivaizdžiai manė, kad mes negalime laikyti gyvenimo vertingu, jeigu mes nesuteikiame jam kažkokios prasmės, bet Dievo, kuris galėtų primesti prasmę iš išorės. Mes privalome sukurti šią prasmę patys savo, bet jeigu ši prasmė būtų pakankamai galinga, kad palaikytų gyvybę, ji gali atsirasti tik iš pasišventimo savo pačių asmens projekto. Kažkas, kas tai sugeba, atstovauja kaip tam tikros vertybės ar gyvenimo būdo pavyzdys ir gali įkvėpti kitus taip suteikdamas prasmę pasauliui.
Interviu metu Adrianas Veiktas teigia, pritaikydami tai, ką išmokstame ir sutvarkydami savo mintis intelektualiniu būdu, galime pasiekti beveik viską. Nejaugi tai tiesa, ar jūs ar aš galime tapti antžmogiu, ar reikia tam tikro ypatingo asmens? Nyčė akivaizdžiai tikėjo pastaruoju, teigdamas, dar niekada nebuvo antžmogio, bet galbūt tai yra tikslas, kurio verta siekti.